Panevėžio rajone Molainių kaime gyvenantis Rimantas Melėnas balandžio 16-ąją šventė 65-mečio gimtadienį. Sukakties proga jums sveikinimai, kuriuos širdingai siunčia Irena ir Stasys Šimkevičiai. Ėjo metai, tu visada visur skubėjai, bandėjai juos aplenkti. Viską norėjai gerai ir laiku padaryti, būti geras, nuoširdus draugas šalia esantiems. Esi mylintis, rūpestingas vyras, tėvas, o labiausiai mylimas ir nepakeičiamas anūko senelis. Būk ir toliau toks stiprus, sveikas, geras, mylintis ir mylimas žmogus. O jeigu kas sakys, tų metų daug, netikėk, jų niekada nebūna per daug. Kaupk juos ir toliau, nes jie tavo turtas. Kasdien nauja pradžia, kas mėnesį delčia, o kas metus užmiega ir pabunda. Gėlės taip sukasi ratu, su šypsena saldžia, nepabalnotos laimės karuselės. Per žingsnį nuo prasmės, per plauką nuo sėkmės, mes blaškomės kaip skruzdėlės po smėlį. Ir svetimuos kraštuos vis ieškome žvaigždės, kuri apšviestų negandų šešėlį. Taip nebūna, mano draugė, taip nebūna. Ne visiems iš karto šypsosi fortūna. Nežinia kokius likimo akmenis ridensim, išgyvensim. Tai kas, kad per žiauri gyvenimo žiūri, tai kas, kad ji neduoda mums geresnės rolės. Vieniems sunki našta, kitiems druska sūri, o pas kažką svajonės lekia šuoliais. Taip nebūna, mano draugė, taip nebūna. Ne visiems iš karto šypsosi fortūna. Nežinia kokius likimo akmenis ridensim, išgyvensim. Nežinia kokius likimo akmenis ridensim, išgyvenom, mano draugė, išgyvensim. Taip nebūna, mano draugė, taip nebūna. Ne visiems iš karto šypsosi fortūna. Nežinia kokius likimo akmenis ridensim, išgyvensim. Taip nebūna, mano draugė, taip nebūna. Ne visiems iš karto šypsosi fortūna. Nežinia kokius likimo akmenis ridensim, išgyvensim. Nežinia kokius likimo akmenis ridensim, išgyvenom, mano draugė, išgyvensim.